rungtynės. Vėl nepajudina, vėl šiek tiek nepasiseka Konstantinui, mėgino jis pajudinti tuos du rutulius, kurie yra sulipę dešiniajame apatiniam kampe. Tų rutulių išjudinimas būtų atvėręs poziciją dar labiau, bet šiek tiek pritruko tikslumo. Dar vieną savo rutulį įmuša Konstantinas. Rezultatas šioje partijoje 3-3. Dar vienas taiklus savas rutulis, labai gerai savus rutulius pataikė Konstantinas, tai visada buvo stiprioji pusė. Mušant svetimus rutulius priklauso nuo dienos, kartais jis jos muša gerai, kartais prašiau. Štai savus dažniausiai Konstantinas pataiko gerai, ką kol kas įrodo ir šioj partijoje. Šiek tiek nervinasi Konstantinas, kad įmušus nemažai savų rutulių, kurios mušant dažnai pozicija pagerėja. Tačiau to šiuo atveju neįvyko ir truputį susinervinęs Konstantinas. Tenka mušti sudėtingą rutulį. Netaiklus smūgis. Ir labai paprasta pozicija Aleksandrui. Labai stipriai pagerėjo pozicija po šio smūgio. Dar vienas taiklus Aleksandro smūgis. Teks mušti svetimą rutulį į apatinę dešinę kišenę, ko gero. Ir ko gero daryti išsivedimą į apatinę kairę kišenę. Nepavyksta nei smūgis, išsivedimas taip pat ne visiškai tikslus. Vėl galimybė Konstantinui. Tikslus savas rutulys. Dabar teks ko gero mušti svetimą, pažiūrėsim kaip Konstantinui seksis su svetimais. Svetimais šiek tiek prašiau. Netikslus smūgis ir vėl žaidimą į savo vadžias perima Aleksandras. Žiūrėsim, kaip seksis jam. Labai paprasta, nieko tikrai nėra. Savas rutulys į kairę apatinę kišenę. Netikslus smūgis. Čia sėkmė šypsos Aleksandrui. Jokios galimybės nėra, praktiškai jokios galimybės nėra Konstantinui, sulipo du rutuliai. Jeigu jie nebūtų sulipę, būtų galimybė įmušti į vidurinę kišenę. Dabar tos galimybės nėra, tas Konstantinas nepatenkintas besiklostančią situaciją. Gero teks atsižaidinėti arba mušti kažką itin sudėtingo.
Galvoju, Konstantinas tikrai sudėtinga situacija. Net ir atsižaisti esant tokia situacija nėra labai paprasta. Konstantinas tikrai labai puikiai atsižaidinėja ir ko gero suras atsižaidimą. Ko gero gal net ir mėgins mušti rutulį kairę vidurinę lūzą. Netaiklus smūgis. Aleksandras neklysta, puikiai smūgiuoja, puikiai išsiveda, turi gerą galimybę laimėti šią partiją. Galimybę laimėti partiją Aleksandras nepasinaudoja, suklysta, mušdamas netiesa nelengvą rutulį. Čia po smūgio nieko labai lengvo tikrai nėra. Dūsauja Konstantinas. Nepatinka jam, kad truputį trūksta sėkmės, kaip ko gero nepatiktų nei vienam. Tačiau puikiai su esama situacija susidoroja Konstantinas, įmuša ne patį lengviausią savo rutulį. Tačiau vėlgi toliau nieko nėra lengvo. Rutulys praradėjo vidurinę lūzą. Taiklus, dar vienas savo smūgis. 7-7. Atsižaidimas. Atsižaidimas nėra pats sėkmingiausias, šiokia tokia galimybė yra. Vienas rutulys prikibęs visai prie borto, bet kitas yra pakankamai netoli kišenės. Ko gero ryšis mušti Aleksandras. Nesėkmingai atlieka smūgį. Visas smūgis buvo itin sudėtingas. Dabar kiek paprastesnė galimybė Konstantinui. Savas rutulys į kairę apatinę kišenę. Vėlgi nieko lengvo. Nepataiko Aleksandras. Kaip sustos rutuliai, dabar svarbiausias klausimas. Galimybė
yra įmušti svetimą rutulį kairę viršutinę kišenę, galimybė pakankamai nebloga. Tu taip išsireiškia, kad vidutinė sudėtingumo smūgis. Žaidėjas kaip Konstantinas tokius smūgius tikrai pataiko, ar pataikys šį kartą pamatysim jau labai greit. Taip, taiklus Konstantinas. Rezultatas 3-1 Aleksandro naudai. Konstantinas grįžo į kovą ir parodo, kad neketina nusileisti ir mėgins traukti pergalę finale, nors ir atsilikinėjo rezultatu 0-3. Rutuliai apvalus, įmanoma viskas. Tiesiog reikia daug noro, koncentracijos, valios pastangų ir aišku, kaip visada šiek tiek sėkmės. Labai svarbus išmušimas, nes neįmušus pirmo rutulio ir palikus atvirą poziciją, rezultatas labai greit gali tapti 3-2 ir kova būtų dar labiau, įtampa grįžtų į kovą itin stipriai. Netaiklus išmušimas. Žiūrim, kaip sustos rutuliai. Sustoja labai palankiai Konstantinui ir tikrai gera galimybė dar labiau sušvelninti rezultatą, sukelti įtampą varžovui ir pamėginti laimėti finale. Išsidaužo rutulius Konstantinas, pasigerina poziciją, daro ją atvirą, dabar tiesiog reiks pataikyti ir rinkti rutulius. Tačiau jau pirmų smūgių po rutulių išskirstymo Konstantinas padaro klaidą. Šansas Aleksandrui dar labiau padidinti savo persvarą. Klysta ir Aleksandras, prarado koncentraciją abu sportininkai, pradėjo daryti daug klaidų paprastose situacijose. Labai gera galimybė Konstantinui, tiesiog jam reikia susitvarkyti su slegiančia įtampa ir parodyti tą, ką jis moka. Taiklus smūgis, tačiau nelabai geras išsivedimas, ko gero labiau norėjo atitraukti rutulį Konstantinas, nors sunku pasakyti, tik jo galvoj buvo ta informacija, ką jis norėjo daryti, galim nuspėti.
Taiklus dar vienas smūgis. Čia vėl klaida. Bet tikrai neatpažįstamai žaidžia Konstantinas, nepalyginamai geriau žaidė ketvirtfinalį, kurį matėt savo ekranuose. Galbūt jau ir nuovargis daro savo. Prarado koncentraciją Konstantinas ir nebesugeba vėl grįžti žaidimą tokiu ritmu, kokiu jis gali. Savas rutulys į vidurinę lūzą. Tokį sprendimą priima Konstantinas. Išpildymas nepasiseka. Labai griežtas yra šis tavo stalas. Todėl rezultatyvumas yra mažesnis, nei galbūt būtų žaidžiant ant lengvesnio stalo, bet taip jau yra rusiškam biliarde piramidė, kad stalai įvairių gamintojų pakankamai skiriasi, tiesiog visiems sąlygos yra vienodos. Dar viena klaida. Klysta ir Aleksandras. Na, tokį šarą Konstantinas tikrai turėtų, šarą tą tikrai turėtų įmušti. Ką jis ir padaro. Įsivedimas į vidurinę kišenę truputį per stiprus, bet yra ir kitų galimybių. Taikliai. Rezultatas šioje partijoje berods 5-1 Konstantino naudai. Netikslus smūgis ir vėl prie stalo matom greitą atbėgantį Aleksandrą.
Dar vienas tikslus smūgis. Gero teks mušt dar vieną savo rutulį į vidurinę lūzą. Dar vienas tikslus smūgis. Pavykęs išsivedimas. Įmušus šį rutulį rezultatas būtų šioje partijoje išlygintas 5-5. Aleksandras ir padaro. Šeši, 5. Savas rutulys. Tikslus smūgis. 7. Teks ko gero vėl mušt savo rutulį. Čia netaikliai. Netaikliai, bet pakankamai sėkmingai. Pozicija tikrai nelengva. Gero atsižaidinėti teks Aleksandrui, tai yra Konstantinui, ką jis ir daro. Daro tą sėkmingai. Tačiau Aleksandras nusiteikęs rizikuot. Žaidžia agresyviai ir mėgins atlikti šis įmušt sudėtingą rutulį. Šiek tiek pritruko. Labai gera galimybė Konstantinui. Taiklus smūgis. Pozicijos lengvos nėra. Pagal tai, kokį veiksmą atlieka Konstantinas, matosi, kad jis rizikuos. Gero, galbūt netgi 2 rutulius mėgino įmušt Konstantinas, tiek savo į vidurinę kišenę, tiek svetimą į kairę apatinę. Tačiau nepavyko nei vienas, nei antras. Kaip kad nepavyksta ir Aleksandrui. Tikrai neblizga šiame turnyre Aleksandras. Daro daug klaidų. Suteikia daug galimybių savo varžovams. Tikslus smūgis. Svetimas rutulys lieka maždaug ten, kur Konstantinas ir planavo, ir puikia galimybė sušvelninti santykį 3-2 iki 3-2. Tuoj pamatysim, ar Konstantinas pasinaudos šią galimybę.
Ne. Labai puikų atsižaidimą padaro Aleksandras. Priešingai nei kad Konstantinas, kuris nors moka tikrai puikiai atsižaidinėti, bet šį kartą suklysta. Vėlgi situacija nebuvo paprasta, nes Aleksandro atsižaidimas buvo toks, kad atsižaisti Konstantinui buvo tikrai nepaprasta. Klysta ir Aleksandras. Šiek tiek per arti, ko gero, baltas rutulys stovi prie kišenės, todėl savo šarą įmušti labai sunku. Kaip tik bando įvertinti situaciją Konstantinas. Ir raudonas rutulys būtų likęs arčiau borto, tai manau, Konstantinas tikrai būtų pabaigęs šią partiją. O dabar situacija nelengva. Puikus smūgis, rezultatas 3-2. Konstantino išmušimas tikslus. Labai įdomiai klostosi kova finale. Pirmas 3 partijas laimėjo Aleksandras, po to 2 laimėjo Konstantinas. Tikslus išmušimas, tačiau pozicija nepaprasta. Ir teks vargt. Netikslus smūgis. Pažiūrėsim, kaip pavyks Aleksandrui pademonstruoti gerą žaidimą, nes kol kas jis tikrai nespindi, daro daug klaidų. Įmuštas rutulys, tačiau nepavykęs išsivedimas, yra galimybė įmušti savo rutulį. Taiklus smūgis. Pamušama rutulių krūva, pozicija šiek tiek atsiveria. Keistai klysta Aleksandras. Tikrai net pažįstamai žaidžia Aleksandras. Galbūt jį labai išvargino pusfinalio kovas, sunki pusfinalio kovas prieš Dmitrijų Oleiniką.
Tačiau klysta ir Konstantinas. Labai daug klaidų matom finale. Tikrai neatpažįstamas šiandien Aleksandras, netokį mes jį įpratę matyt. Na, galbūt šį rutulį Aleksandras jau įmuš, belieka tikėtis to. Tikslus antras smūgis iš labai paprastos pozicijos, tačiau nepavykęs išsivedimas. Gero svetimą rutulį į kairę kišenę nusižiūrėjo Aleksandras, arba ne, vis dėlto į vidurį. Taiklus smūgis. Smūgis su rutuliu išsklaidimu. Puikus smūgis, tikslus. Kaip pasakytų krepšinėje, kiauras. Septyni rutuliai Aleksandro sąskaitoj. Belieka įmušt paskutinį aštuntąjį. Ką Aleksandras ir padaro. Rezultatas 4-2 Aleksandro Isajenko naudai. Ši partija gali būti ir paskutinė, o galbūt pamatysim dar visas tris. Viskas priklauso nuo abiejų žaidėjų. Finalas po truputį pasiekė apogėjų.
nesėkmingas Konstantino smūgis. Ir tikrai gera galimybė Aleksandrui laimėti šį finalą. Pozicija atvira. Aišku, kiekvienu smūgiu reikia ją truputį pagerinti. Ką Aleksandras visada ir daro. Na ir suteiks dar šansą Konstantinui prieiti prie stalo Aleksandras. Pagal dabartinę situaciją atrodo, kad nelabai, bet rutuliai apvalūs būna visko. Penkis rutulius jau įmušė Aleksandras. Šeštas įmuštas rutulys. Septintas. Na ir ko gero savo rutulį rinksis Aleksandras. Ir padaro taip puikiai. Ir laimi šį finalą. Sveikinam Aleksandrą. Susitiksim kitose transliacijose.